Na ką, bičiuliai, ir trečias automobilis šiandienai, paskutinis trečias, Škoda Kodiakas visų varomų ratų. Su tokia pat gera spalva, kur ką tik turėjom Superbą, pardavėm per vieną dieną. Taip kad tokia pat spalvelė ir Kodiako. Pabandysiu, nežinau, iš kurios čia pusės perėt. Žodžiu, žalias. Žalias į mėlynumą. Visus mūsų automobilius, kaip visada, rasite bičiuliai autobrokeris.com svetainėje. Užeikit, pasidairykit. Taip pat yra paslaugų skiltis. Ten viską rasite, pamatysite. Pasižiūrėkit. Jeigu norėsite, kad parduotumėm jūsų automobilį savo aikštelėje, tai drąsiai kreipkitės. Viską susitarsim. Na ir būtinai pasiekite mūsų socialinius tinklus, važiuojam autobrokeris Facebook, Instagramą bei TikToką, kaip kam patogiau, kas kur žiūrit, tam, kad nepraleistumėt gerų variantų, kai juos gauname. Na, o dabar prieinam prie temos. Škoda Kodiakas, visų varomų ratų, 2018 metai, 2 litrai 132 kW, benzinas. Iš Vokietijos, ne kaip sakant, amerikonas, koks ne kažką. Pabandysiu dar kartą perduotą spalvą jums. Apniukę, nu nepersiduoda. Pasižiūrėti galit Superbo apžvalgą, kur turėjom, tai lygiai tokia pat spalva. Ten berods saulė švietė, tai labai gerai matęs. Tai va, toks automobiliukas jūsų dėmesiui. Taip, pažiūrėkim, ką čia turim. Turim elektrinį bagažinės dangtį, turim vasarinės padangas, turim kablį, kurį paspaudus čia atsilenkia. Turim galinio vaizdo kamerikę. Taip, ką dar turim? Turim keylessą, beraktį užvedimą, 2 raktelius. Tokias vat apdailas turim. Turim ir užuolaidėlės. Turim belė kiek vietos gale. Pasižiūrėkit, belė kiek vietos čia. Nu, kosmosas. Dėl ko man Škodos patinka. Taip, ten visur viskas gražu. Bagažinės uždangalas yra. Sėdynės būtų kombinuotos. Juoda va tokia medžiaga su oda. Su odike. Taip, ką dar turim? Turim šildomas sėdynės gale. Šildomas sėdynės gale turim. Taip, distroniką turim, atstumo palaikymą, avarinį stabdymą. Čia viskas elektra, bagažinės atidarimas iš vidaus. Taip, turim elektrinės sėdynės priekyje su atmintimi. Gražią vairuotojo sėdynę, kurie nesuplyšusi nieko. Taip pat viskas tvarkoja ir su keleivės sėdynė. Čia viskas gerai, padėlių laikikliai, 2 rakteliai, kaip sakiau. DSG automatas, bičiuliai, yra sąskaita Vokietijai prieš 15 000 km. Yra įdėta visiškai nauja dėžė. Vokietis išleido 7 000 eurų. Ta sąskaitą turim, kai atvažiuosite į vietą pirkti automobilio, parodysim. Taip, toliau. Belaidis pakrovimas telefono, šildomos sėdynės priekyje, klima, kondicionierius, start-stop sistema, kam aktualu, multimedija, navigacija ir visi kiti bairiai, kaip ir visom Škodom. Kas dar? Čia va, viskas irgi nesubraižyta, gražu, kolonėlė per vidurį, neblogai skamba muzika. Tai pilnai multifunkcinis vairiukas. Kas da? Auto šviesos, aišku. Taip, navigacija. Viskas veikia. Jokių problemų. Akinių dėklas. Nu jo, tuščias kaip visada. Nieko naujo, žodžiu. Tai va, bičiuliai, tokia Škoda laukia naujo šeimininko. O Škodos rida 199 000 km. Kaip sakiau, nauja dėžė, labai gerai. Po kapotu viskas švaru, gražu. Tai vat, važiuoja gerai. Dėžė kaip nauja, nes nauja ir yra praktiškai. Niekas nebilda netarška važiuoklėje, naujas technikinis. Taip, kad atvažiuojat, sėdat ir lekiat namo. Šito Kodiako kaina, bičiuliai, 19 200 euriukų. Kaina kaip visada negalutinė, dar pasidarėsime jūsų naudai. Tai va, domina toks aparatas,
važiuojam autobrokeris, Facebookas arba Instagramas, parašot man, arba nurodytas telefonas virš mano galvos, skambinat ir viską susitariam. Galima rezervacija nuotoliniu būdu, automobilis palieka jum, laukia jūsų, kada jums bus patogu atvažiuoti ir įsigyti automobilį iki galo. Nu ir ką, tais pačiais kontaktais galite susiekti, jeigu norite, kad jūsų automobilis ar automobiliai būtų parduodami mūsų aikštelėje, pristatant juos daugiau negu 230 000 sekėjų auditorijai. Ačiū uždėmesi, bičiuliai. Šiandien tiek. Tikėkime, kad susitiksime greitai su naujais parduodamais variantais. Na, o rytoj lėkiu į patikras, bičiuliai. Jeigu reikia patikrų, važiuojam auto, nevažiuojam autobrokeris, o važiuojam auto, Facebookas arba Instagramas. Susisiekite ten su skelbimo nuoroda ir automobilį patikrinsim. Iki.